prieš tai serijose. Bulvė pasikvietęs į pagalbą Ievos draugą sportininką Saulių pravardė Žaibas. Sulaiko gaują, kuri terorizavo, šantažavo prokuratūros darbuotoją Laiką. Pakviestas į šantažistų butą, Laika papasakojo smulkiau Bulvė apie šantažą ir prašo, kad ši byla neiškiltų į viešumą, nes šantažistai turi kompromituojančios medžiagos. Bulvė prigazdina šantažistus ir liepia grąžinti iš Laikos išmelžtus pinigus. Prokurorai toliau tyria Rutkausko bylą. Bylos esmė – apgaulės būdu vieniši senukai parašo testamentą Rutkausko naudai. Vėliau jie netikėtai miršta nuo vaistų perdozavimo. Ekspertas išsiaiškina, kad senukam vaistai Relanium buvo leisti į sėdmenis. Vadinasi, juos leido kitas žmogus, kuris ir galėjo perdozuoti vaistus. Prokurorams kyla įtarimas, kad Rutkauskas senukų parašus testamente suklastodavo. Jie nusprendžia ieškoti senuko pravardę Šilingis. Rašto pavyzdžių, tačiau nieko neranda. Rutkauskas viską yra sunaikinęs. Marytė ateina į galvą mintis, kad turėjo išlikti parašai atsimant pensiją. Ieva ir Laika aptinka parašo pavyzdžius. Rutkauskas sučiumpamas, jis keliaus į kalėjimą. Marytė, kuris pastaruoju metu susipykė su antraja žmona, glaudėsi pas Tadą, sulaukė žmonos vizito ir siūlymo taikytis. Viskas atrodo juda į gerą. Garsaus verslininko Černiausko šeimoje nelaimė. Pagrobta dukra Violeta. Pagrobėjai reikalauja 1 milijono litų. Černiauskienė, nekreipdama dėmesio į pagrobėjų reikalavimus, nesikreipti į policiją, bei Černiausko pasiryžimo sumokėti išpirką, ateina pas prokurorą Marijoną Kontrimą, Marytę, ir prašo pagalbos. Prokurorai ima tirti bylą. Norima sulaikyti pagrobėjus tada, kai jie atsiims pinigus, kurie turi būti palikti šalikelėje gėlėmis pažymėtoje vietoje. Tačiau pirmąjį kartą sutrukdo pareiginga moteris, kuri eidama pro šalį ir pastebėjusi krepšį nutarė, jog tai gali būti bomba ir bando atiduoti jį policijai. Bet yra sulaikoma prokurorų. Viskam išaiškėjus, prokurorai toliau tęsia operaciją. Antrajam pinigų perdavimui ruošiantis, prokurorams sukelia abejonių Černiausko sveikata. Todėl nutarėme, jog vietoj Černiausko perduos pinigus prokuroras Marijonas Kontrimas, kuris yra nugrimuojamas pagal Černiauską. Pagaliau pavyksta sulaikyti įtariamuosius, tačiau jie neigia savo kaltę. Tik Marijono Kontrimo ir Tado pastangomis, gudrumu, pavyksta juos prakalbinti. Išaiškėja, kad Violeta paslėpta kanalizacijos šulinyje. Prokurorai suranda merginą, kuri yra netekusi sąmonės. Byla išspręsta. Matematiką pats padarai? Jo. Neskės. Garbės žodis, visą vakarą sėdėjau, net kompų nežaidžiau. Rimtai? Nu gerai, mama padėjo. Tau gerai, man tai Tadas nepadeda. Bet tu pats sakiau, koks jis krūtas čiūvas. Jis tvarko, bet matematiką aš geriau už jį suprantu. Matai? O man tėvas sakė, kad nieko nuo žemės negautų. Man baba sakė, kad duoną reikia nuo žemės pakelti. Ai, senė, visuomet pasakų prisiskaitė. Atiduodam? Nu ne, šitam asilui tai aš jau nepriduosiu. Kas yra? Tai aš tau nieko nesakiau? Ne, tu man niekad nieko nesakai. Jis tai iš manęs visai geras ausinės atėmė. Kaip atėmė? Va tai vat priėjo per pertrauką ir nuėmė. Tai tu nieko nepasakei mokytojai? Ne, skųstis eina tik stukačiai. Man taip tėvas sakė. Man netgi Tadas kažkaip taip sakė. Matai, aš galvoju, palauksiu, kol užauksiu, o man... Matai, kad aš nieko neužmirštu. Bet jeigu tu augai ir jisai auga. Žmonės auga tik iki 21 metų. Man mama taip sakė. Bet iki 21 šakės, taigi tu būsi jau senas. Bent pasižiūrim, kas čia yra.
Velnas, skambutis, bėga. Marijonai? Nu, Užbėk į batų taisyklą. Aš tai kvitas. Paimsi mano batus. tu pati negali. Negaliu, nes po darbo man reikia į solariumą. Atsimeni, vakarė ateis Vanda į svečius, tai dar užvažiuok į parduotuvę, nupirk vyno. Tai ir vyno, ir batus aš nežinau, ar suspėsiu. Marijonai, tugi pas puikiai žinai, kad kiekvieną penktadienį man reikia į solariumą ir nepirk sauso. Nupirk kokį saldesnį, Vanda sauso negeria. O aš jums siūlau nusipirkti acto, sumaišyti su spiritu, o bus vynas, a? Nevaidink čia mano aristokrato. Nu, Vanda viena ateis. Taip, viena. Po to karto, kaip su jie taip šlikščiai pasielgė, ta šlikštinė Raimundas. O aš galvoju, kad Raimundas per daug kantrus dar ilgai labai ją kentė. Sveikas, panulė prokurorė. Labas, panelė sekretorė. Gal kavos? Neatsisakysiu. Žinau naują anekdotą. Varyk. Susitinka dvi senos draugės, viena kitos ir klausia, kaip sekasi vedybinis gyvenimas. Girdėjau, kad nesenai ištekėjai. Sako, blogas tas vedybinis gyvenimas, vyras impotentas. Kaip tai, sako, tai ką negalėjai išsiaiškinti iki vestuvių? Kažką minėjo, kad turi nekilnojamą turtą, bet nekreipiau dėmesio. Na, Kas na? tai čia tipo juokinga. Ką tu norėjai to pasakyti? Nieko. Tai gal insinuacijos? Ne. Tik norėjau papasakoti anekdotą naują, kurį nesenai išgirdau. Ko tu taip jautriai reaguoji? Nieko nejautriai. Bet man tai visai juokinga. Eik tu. Aktualijos. Gerai jau. Ką Gerai. norėtum? Gerai. Norėjau pasakyti, kad važiuoju dabar į Lukiškes. Tardi to Matvejenkos dėl ginkluoto plėšimo. Žinosiu. O kas dar neskilo? Ne, laikosi gyvatė. Gerai, iki. Iki. Ko jis taip jautri reaguoja, nesijuokia iš mano anekdotų. Zanūda kažkoks. Sveiki, berniukai! Ačiū, kad taip greit atidūmėt. Tai ką, čia dabar išsinuomavai? Aha. Nu, tik pakvietėjai ir atvarėm. Bet neuždyka. Neuždyka. Nereikia čia man jūsų užuominų. Atsimokėsiu vyrišką valiutą album. Tinka? Na gerai, gerai. Sakė Laika, kad kažką reikės laiptais užtemti. Nusipirkau skalbenkę. Prašom. O, skalbenkė gerai. Nereikia kojinių ranko plauti. Ką čia pasakoji savo buities rūpesčius, imk trapą. Atsargiai tik. Pirštus. O, Laikutė, ar esi kada pieninai 5 aukštą tempęs, ką? Ne, statom. O, man tai galvoju, išprotėsiu. Tai jau ačiū, mes toliau patys. Taip uždariau. Atsargiai pirštus. Nieko savo bojamo. Džiaukis, kad ne pieninas. Jūs stiprus vyrai, nieko nežinau. Atsargiai. Įsivaizduoji, Marytė nori būti į anglų kalbos kursus užrašyti. Dedam biškį pailsi, nes Pailsėkite. rankos kaip beždžionės pasidarys. Kam, vyrukai, anglų kalbos kursai jums tikrai nepakenks. Abiem. Ką mane jie daugiau išmokys, aš ir taip gerai kalbu. Tik laiko gaišinimas. Nesikelk čia, nesikelk. Girdėjau, kaip bare su Suomi bandė angliškai susikalbėti. Good beer, good beer, good beer. Gerai, o pas kaip kalbėjai, pusiau angliškai, pusiau žemaitiškai, pusiau lenkiškai. Na ką čia šneki? Čia buvis iš mumbų genties geriau pašnekėtų angliškai negu tu. Tu nuvažiuotum į užsienį, net savo cepelinų neužsisakytum. O tu jau užsisakytum. Gerai. Baikit rėtis, aš dabar jūs praegzaminuosiu. Na tai katras pirmas pasakysit, kaip angliškai, tarkim, baravykas. Baravykas, palauk, žinojau. Ne. Aišku, mes galim žinot. Tu geriau, ką nors lengviau paklausti. Čia mes tokie tarptautiniai grybautojai, kad žinotumėm angliškai kaip baravykas. Tai va, mano šviesuoliai nepamaišys jum tie kursai. Pirmin.
Gal ir nepamaišys. Palauk, o kaip angliškai baravykas? Iš kur aš galiu žinoti? Išdūrė. Bračiai. Atsargiai. Ir kaip tu tas kalbenkės sugalvojai nusipirkti? Ai, ryte prabudau. Galvoju, noriu tos kalbenkės ir nusipirkau, nuvažiavau. O spontaniška ta moteris. Alio, laba diena. Gal čia ponas Tadas Vitkus? Čia kalba Gyčių mokyklos direktorius. Įvyko nelaimė. Na ne, bet taip, atvejas sunkus. Aha. Ką? Į kurie? Toksikologinį? Gerai, ačiū. Aš tai būsiu. Jėzau, kodėl man taip nesiseka? Ingrida, čia aš. Ne, Lūkiškėse. Paskambink jų operatyvinės dalies vadui, tegul veda Matvienką atgal į kamerą. Aš nežinau kada, gytis ligoniniai. Laika, nežiūrėk kaip skerdžiamas, čia žmonės dirba, o tau tik linksmybės galvoji. Duok jam vėliau, jis tik ką mane apipylė vandeniu. Vargšelė, dar peršalsi. Tau kas dabar, kas šitą įkando, ko tokie rizli? Žinai, kad man atrodo, jinai, kad pavydė, kad ne ją apipurškiau tave. Gali būt. Žiūrėk iš akių, matosi pavydė. Žinai, kur tu to savo vandens prisipilk? Tuoj aš tau papasakosiu, kur. Nu, tai kur buvot visą pusdienį, a? Kodėl pusdienį, visai ne pusdienį? Jo, manęs nedomina čia sekundžių tikslumas. Bet taigi galit pasakyti, kas čia jums dabar yra? Dar purkštauji čia. Ar čia valstybės institucija, atsiprašau, dar kokia nors Šeraškino kontora? Jūs nesikarščiuokit, Laika čia nieko dėtas, aš dėl visko kalta, aš paprašiau jų abiejų su bulvė man padėti užnešti namo mašiną skalbimo. A, skalbimo mašiną nusipirkti. Nu va, teisingai, ūkį reikia tvarkyti. Nu, bet taigi galit pasakyti, nu tai kogi reikia pusdienį dingti, mesgi turim ryšį palaikyti kažkokį, galim viską susitar žmoniškai. Tai kasgi čia bus, a? Kaip skrusdėlynė kokiam, visi kur nori ten ir laksto, jo? Čiagi valstybės įmonė, eikit dirbti. O tu man kavos išvirk. Gerai. Skrusdėlynė, jėda labai gera tvarka, aš nesuprantu. Tai va, aš ir nelabai supratau. Gyti, kas tau? Daktarė, kas tai per liga? Kas nors rimta? Gyvybei pavojus nebegresia. Ačiū Dievui, bet kas jam atsitiko? Koks jūs toks dabar? Kol kas kritęs spaudimas, tankus ir vos užčiuopiamas pulsas. Tachikardinė širdies veikla... Klausykit, jūs galite kalbėti aiškiau, aš neturiu medicininio išsilavinimo. Žodžiu, koma ištiko, apsinuodijus toksinėmis ar narkotinėmis medžiagomis. Panašu į metamfetaminus. Na, nesąmonė, negali būti, kad 9 metų vaikas vartotų narkotikus. Detalizuoti kol kas sunku. Nesąmonė, ką jūs čia man paistot, visiškai nesąmonė. Kraujo tyrimo rezultatus turėsime tik rytoj, kol kas sunku ką nors pasakyti. Tai ką jūs norite mane įtikinti, kad mano 9 metų vaikas narkomanas, taip? Detalizuoti kol kas. Detalizuoti, nedetalizuoti. Jūs ką, nieko konkretaus neturi ką man pasakyti? Laikykitės. Laikykitės. Koks čia gali būti pavelnių laikykitės? Nesąmonė, kad 9 metų vaikas vartotų narkotikus. Gal jam tyčia kas nors pakišo, gal kokią šūdo į pietų porciją kas nors prigrūdo. Ne, aš paskambinsiu seną petstotį ir patikrinsiu, viską patikrinsiu. Nusiraminkite. Nusiraminkite. Jūs nieko daugiau neturit ką man pasakyti, tik tai nusiraminkite. Užtenka.
Aš suprantu, kad jums skaudu, bet pažiūrėkite realybėje į akis. Jūsų vaikas apsinuodijo narkotinėmis medžiagomis, tą galiu pasakyti tikrai. Tik tiek, kad sukonkretinsiu rytoj gavus kraujo tyrimo rezultatus. Ar viskas aišku? Aišku. O, kaip sekasi. Aš ką tik iš kratos grįžau. Ai, viskas lyg ir normaliai, viskas tvarkoja. O tau po rytinio būtinės technikos pernešimo rankų neskauda? Man tai kažko tai vienas skauda. Gal kokią sausgyslę velnias pasikeisti? Nu, vat sportą apleidai, tuoj žiūrėk puodelio nepakelsi. Bet iš tikrųjų šiaip tai reikėtų pasportuoti. Va ateis vasarą, pradėsiu lakstyti. Prisijung prie manęs. Kur tu lakstysi? Bėgiosim savo. Kurgi tu bėgiosi, nebent po savo balkoną galėsi bėgiot. Beje, negirdėjot, vienoje vidurinėje mokykloje 2 9-mečiai narkotikais apsinuodė. Kas 9-mečiai? Nu nieko savo. Tu įsivaizduoji, jau 9-mečiai. Ne, kur rytasi pasaulis, ką? Aš nesuprantu, šiuolaikinis jaunimas neturi jokių nei normų, nei nesąmonė kažkokia. Tik tai nuo pampersų iškart prie kompo, nuo čipsų prie amfo, tai kur mes taip nueisim? Ir ką dar mes gyvenam katalikiškam šaly? Gerai, kol čia katalikė tu nervinėsi? Nu, man tai, pavyzdžiui, pikta, o tau nepikta, kur tik be pasižiūri? Pornografija, pedofilija. Nepradėk laikutį, būk tu geras, vėl tu savo... Ko jūs čia triukšmaujat? Ko tu toks įsiutęs? Tai va, kalbamės apie šio laikinio jaunimo klystkelius. Tai kokia proga? Vienoje vidurinėje mokykloje 2 9-mečiai narkotikų perdozavo. 9-mečiai? Įsivaizduoji, 9-mečiai ir tau nepikta, tai girdėti. Man, pavyzdžiui, pikta. Katroj čia mokykloje, kurioj? Vidurinių dabar privisę visokiausių. Žvėrinė, jo, žvėrinė. Žvėrino vidurinė. Palauk, o ten tik tai ne Tado Gytis? Juk ten Tado Gytis mokosi, taip? Koks Gytis? Koks? Nu, Tado vaikas Gytis, jam irgi berods 9. Bet čia sutapimas, aišku. Tai aišku sutapimas, nu ką tu galvai, ką kalbi. Gytis ir narkotikai, taigi Tadas auklėja jį, o ne koks nors ten. Tarp kitko, Tadas atšaukė tardymą Lukiškėse. Tikais. Baisiai čia. Aš irgi taip darau. Gerai biškai bandiūrom nervus patampyti. Išsikvieti į tardymą, o paskui nenuvažiuoji. Vedat gal jos nervai. Ne, nu durna tabulė, jiems vis tiek ne namuose sėdėti. Vis pramoga. O atšaukė todėl, kad Gyčiui kažkas blogai, jį išvežė į ligoninę. Bet gal tai sutapimas? Turim tai? Aišku, kad sutapimas bendrai, ką mes čia. Nors aš norėčiau Tadui paskambinti. Iš tikrųjų, ten to Gyčio mokykloje negeri dalykai dedasi, galų gale ir jo eilė kada nors ateis. Aš einu paskambinsiu jam. Tadui. Ne, sutapimas, negali būti. Klausau, Ieva. Taip, kaip prieš tu pataikė, Gytis ligoniniai. Vienas iš tų vaikų Gytis. Narkotikai, sako, narkotikai. Ne, aš netikiu, negali būti, kad 9 metų vaikas vartotų narkotikus. Tai kažkoks absurdas, jis ne koks benamis. Jie nori mane įtikinti, kad Gytis vartoja narkotikus. Nesąmonė. Absurdas. Guli be sąmonės, vargšas vaikas. Ačiū. Klausykit, čia ligoninė ar velniai žino kas? Kas tai per žmogus žinot ir ko jam čia reikia? To paties, ko jums. Jo sūnus apsinuodijo kartu su jūsų Gyčiu. Ko čia taip tylu, ką? Negi visi čia taip atsidėję dirba. Tai kad be mane šiuo momentu nieko nėra. Kaip tai nėra? Tai ką, čia nesibaigianti pietų pertrauka, jo? Aš po generalinę prokuratūrą bėgioju, supranti, nervų saugadinu, o jie visi dabar išsibėgioja, jo? Nu, aš čia pas mus tokia nelaimė įvyko, niekas jums nepranešė. Kokia nelaimė? Jūs man visi nelaimės. Tado Gytis apsinuodijo narkotikais. Tado? Tado Gytis? Ką tu čia šneki? Kokiais narkotikais dar? Kokias čia nesąmonės man mali? Ieva paskambino Tadui ir iš jo sužinojo, tai visi išlikė į ligoninę, būčiau aš irgi liekusi, bet nepaliksi gi biuro tuščio. Och, tu velnia, kur? Toksikologijos skyriuje guli. Gerai, tu čia būk, o aš lėkiu.
Kaip laikais? Aš nieko nesuprantu. Ko, juk čia aiškus nesusipratimas, tai klaida. Įsivaizduok, gydytojas sakė, kad jo toks stovis randa narkotikų. Bet įmanoma, jam tik tai 9 metai. Tai aišku, čia nesąmonė. Čia to negali būti. Nežinau, jeigu. Tai aiškus nesusipratimas, ar ne? Matai, pastaruoju metu mūsų bendravimas buvo gan atsitiktinis. Šiam visiškai neturėjau laiko. Tadai, viskas bus gerai tavo sūnui. Jis netgi nėra mano tikrasis sūnus. Neringa pasiūstų. Juk po jos mirties aš pasižadėjau gyti, globoti, prižiūrėti. Aš jau net seneliams neatidaviau, nei giminėms. Koks iš manęs tėvas. Antra vertus, jis netgi ne mano sūnus. Tu nesijaudink. Esi puikus tėvas. O visa tai griniausia klaida. Supranti, gydytojai nežino, ką šneka. Būna taip kartais. Jie nesuvokia patys. Viskas bus gerai. Neguosk manęs gerai. Aš negodžiu. Aš tik sakau, kad esi puikus tėvas. Koks iš manęs tėvas. Vaikas be sąmonės, aš net nežinau, kas jam atsitiko. Jis negalėjo piktybiškai griebtis narkotikų. Čia tikrai klaida. Aš norėčiau sužinot, kas ten įvyko. Viskas bus gerai. Tikiuosi. O kas darbe? Viskas ten gerai, tvarkoj. Nieko skubos? Aišku, nenusiramink, neklausinėk. Gal Marytei paskambinti? Eik, tu, jeigu kas atsitiks, Laikas su bulve susitvarkys. Žinai ką? Viskas bus gerai. Viskas Gyčiui bus gerai, gydytojai sakė, niekas negrėsia. Viskas tuoj paaiškės ir... Tikiuosi, įsivaizduok. Atleisiu skydau. Ne. Supranti, toks stovis. Nesusilaikiau, daktarį apšaukiau. Nereikėjo. Viskas gerai. Klausyk, aš noriu kavos, gal paieškosiu, pabus prie jo? Aišku, aišku. Būklė stabili, gyvybinės funkcijos patenkinamos. Panašu į tai, kad ligonis išeis iš komos. Tai kada? Kada išeis, daktarė? Gali būti, kad greitai. Kai tik išsimiegos ir atsigaus. Gal net šiandien. Gydytoja, aš noriu pasakyti, kad aš nieko dėl sūnaus nepagailėsiu. Jis man yra viskas. Suprantu, kaip ir kiekvienam iš mūsų savas vaikas brangiausias. Daktarė, aš norėjau pasakyti štai ką, aš nieko nepagailėsiu. Nei jėgų, nei lėšų. Svarbiausia, kad jis pasveiktų. Aš nieko nepagailėsiu. Ir su jumis atsiskaitysiu tiek, kiek reikia. Nieko nepagailėsiu. Tikiu. Bet dabar mums nieko kito nelieka, tik tai laukti. Labadiena, gražus šiandien oras. Oi, ką aš čia nusišnekau, viskas bus gerai. Apie ką jūs? O jūs čia dirbate ar lankyti ko nors atvažiavote? Aš tai lankyti, žinokit, čia mano draugo sūnus guli. Nu, ne sūnus, bet... Klausykit, aš labai skubu. Va, visą laiką taip. Sutiktum kur nors operoje ar kaviniai, gražią merginą. Va, visą laiką įvykio vietoj.
Sunku ko gero, kai lasda kitų galų atsisuko. Vitkus. Iš generalinės? Nors ne, tave iki iš ten išsūdė. Labai apsidžiaugiai turbūt. Bet ne mano reikalas. Nei tu, nei tavo kolegos prieš mane nieko neturite. Aš jau kuris laikas švarus. O tavo pacukas? Kad tu čia aiškiai. Kad tu dėl to ir atlikė, dėl mano nelaimės? Tavo nelaimės. Mažiau reikėjo savo pacuką lepinti, nebūtų niekur atsitikę. Klausyk, tavo namuose, koks anabūsas uostas. Nesilė, kad tu briedą nešiai. Per taviškį manasis čia. Taviškis? Vadinasi čia. Taip, manasis. O, tai prokurorė kaip būna. Suveda toks brūdas į vieną vietą. Tavo brūdas, tavo. Tik neaiškiai ir nevaryk ant manęs. Juk tu žinai, kad aš per kilometrą peinu. At jūsų pasiklausius jūs visi Ką tu čia aiškini, mėšlė? Juk mano sūnus vos gyvas. Baikit. Čia gi ligoninė. Viskas. Aš ramus. Ramus. Привет. Girdėjau. Jo, jau rašiausi tau signalinti. Tai kaip čia galėjo atsitikti, kad tie mūsų produktai pateko tiem vaikigaliams, 9-mečiams? Ką žinau, nesukontroliuosi visko. Šiuk tavo važinėjančios parduotuvės neprižiūriu, aš tik išgirdau. Blogiausia, kad vienas iš tų vaikų yra Tarano sūnus po velniais. Rano? To paties, apie kurį aš galvoju? To paties, nežinau apie kurį tu galvoji, bet to paties. Šūdas. Ir dar ne viskas. O kitas vaikigalis yra prokuroro Vitkaus sūnus po velniais. Kas čia per būrelis? Gerai, kad dar kokio prezidento sūnaus nėra. Iš kur aš galiu žinoti? Juk tu žadėjai visko pasirūpinti. Juk tu žadėjai man stogą. Apie kokį stogą čia kalbi? Tik nepradėk man aiškinti, nepradėk myšti į kelią, supratai? Niekas prie mūsų neprisigaus. Laikinai tik tai reiks užrišti mūsų veiklą, supratai? Bent jau tol, kol viskas suprims. Šūdas, ką nurims, ką nurims? Žiūrėk, sakau, po velniais. Gal viskas ir neblogai baisis. Paleisiu dūmų, žiūrėk, viskas ir nueis kitą linkmę, o aš to pačiu ir kitus reikalus sutvarkysiu, panesinaudodamas situaciją. O, kaip man dabar būt? Kaip anksčiau. Tyliai ir dar tyliau. Gerai. Vėliau susiskambinsim ir susitiksim. Gerai. Tai Gerai, sutarta. Sūnus su jokiomis atmatomis reikalų neturi. Jokio brūdo nevartoja ir niekam nekiša, jis puikus vaikas. O gavo iš Švento Petro, taip? Aš šito taip nepaliksiu, aš iškasiu iš po žemių to šiknius. Tu patylėk, gerai, atsirado dar vienas Robin Hoodas. Mes patys juos surasim ir pasodinsim. Pasodinsit, 10 metų ieškosit. Žinau aš jūsų tempus. Manęs ir tai nesugebėjot sučiupti. Džiaugis, kad tavim neužsiėmiau. Man nereikalingas jūsų sušiktas ir lėtas teisingumas. Mano teisingumas yra greitesnis. Tu nesiskeri čia. Na ir kas? Sėsiu už O tave Tarabilda oficialiai įspėju. Dar koks nors pirstelėjimas šitoj byloj. Ir viskas, bus apkaltintas oficialiai pareigūnų darbo trukdymo, aišku? Kas Dievo Dievui, Ciesorius Ciesoriui, o tu su savo Razborkiam čia patylėk, aišku? Laisvas. Gyti. Teta Ieva? Aha, Dieve, mano tu atsigavai mažulį. Na kaip tu jautiesi geriau? Kur aš esu? Ligoniniai. Ligoniniai, bet viskas gerai. Ligoniniai? Aha, tu nieko neatsimeni. Jums pasidarė bloga ir jūs čia atvežė. Bloga? Aha, abiem su draugu mokykloj. O nuo ko neatsimeni? Su Martynu? Aha. O gal ką nors suvalgėt? O gal bandėt rūkyti pasislėpę? Aš niekam neišduosiu, pasakyk man, gerai? Mes nerūkom. Geri vaikai esat. O tai nuo ko nežinai? Gal nuo to saldainių? Nuo kokio saldainių? Vienam aštuntoko iškrito iš kišenės saldainis, mes manom, kad atiduosim, bet ne. Pasidalinom per pusę ir suvalgėm. Na ir? Po to pradėjo svaigt galva ir būti bloga. O koks tai buvo saldainis? Paprastas, normalus, tik keistas. Viskas aišku, Gyti. Tu dar nelabai gerai jautiesi, pailsėk. Kur Tadas? Aš to jį pakviesiu. Kaip gerai, kad tu atsigavai. Tuoj pakviesiu. Aš negaliu sėdėti ramiai rankas sudėjęs ir nieko neveikti, kai mano sūnus nukenčia nuo kažkokių šasinų. Ponia Martynas atgavo sąmonę. Ačiū Dievui, bet aš to ramybėj taip nepaliksiu. Tėti, man galima? Galima.
Tėti? Ką reiškia tėti? O tu pagalvo, gal suprasi. Tadai Gytis atgavo sąmonę. Ačiū viešpatie. Jisai sako, kad pasidalijo su Martynu kažkokį saldainį, kurį pametė vyresnis berniukas. Saldainiuko. Laika, tuoj pat važiuoja į mokyklą ir pasikalbi su mokytojais, su mokiniais. Taip negali būti. Čia neatsitiktinis reikalas tas saldainiukas. Matyti, taip vaikams tie narkotikai ir patenka. Suprantai, jie numeta koridorių, mažieji pakelia, paragavo ir apsinuodė. Supratai, ir bulvę dar pasiimk. Tėti. Šūdas. Gerai, iki tuoj bėgo. Čia aš dėl visko kaltas. Tik aš iš pradžių neringa, dabar Gytis. Ir viskas prie ko aš prisiliečiu. Tadai, tu čia nieko dėta, supranti? Pažiūrėk mane, ar tu supranti, pagailėk manęs. Aš jūsų dviejų viena nesužiūrėsiu. Jis vėl pradėjo karščiuoti. Reikia pakviesti gydytoją. Lik čia, aš nulėksiu. Gyti, laikykis. Laikykis, Gyti. O kur vaiko motina? Gastroliuoja kažkur Berlyne, turizmo mugėje. Žinai, kai turi tą firmą, kurią aš jai padovanojau, tai sukasi kaip bitutė. Jurga, tau čia nereikia klausytis. Mobilusis telefonas išjungtas, nežinau, kokiam galbūt dalykinėme susitikime, nežinau. O ką tavo žmonai tai, kad tas vaikas atsirado, nepyks? Ką? Tu čia apie ką? Tegul tik pabanda. Nepagimdė man sūnaus. Ai, vargšas vaikas. Kaip tu manai, gal jisai šiaip iš įdomumo pats pabandė? A man pofik, Vidžiūnė, kodėl jis pabandė? Jeigu nebūtų tų konfetkų, tai nebūtų kam... Dyti. Reikia tuos, kurie juos stumdo. Štai ko reikia imtis. Aš per ilgai ramiai žiūrėjau, kaip jie tą brūdą varinėja. Na gerai, tu tik neusivesk. Biznis yra biznis. Vaikams, žinoma, pardavinėti nėra kaip, bet... Jeigu suaugęs koks nors nori kokio... Paklausyk manęs, Vidžiūnė, vieną kartą. Tu galėjai laikyti mane senamadišku žmogum, kaip nori, tačiau man šūdas ir yra šūdas, kaip tu jį be pavadinsi? Kaip pasakysi, gerai tvarku. Tai vat, imkis priemonių, ieškau, kas stumdo, kas stogą daro, o po to išsiaiškinsim. Gerai. Seniai jau rimtais dalykais neužsiėmėm, aš tik tai vaikinus surinksiu. Tai eik ir surink. O kas prie Martyno mokyklos tai darė? Tas jau lavonas. Kitoje prokurorų serijoje matysite. Užmigs. Vargšas našlaitis. Negana to, kad motinos mirti išgyvena, dabar dar iš šitai. Koks iš manęs globėjas. Geriau iš vis jokio. Vėl tu pradėjai. Pateko į bėdą. Taip, žinoma, užsiaugino narkomano, dabar tegu turi, tegu džiaugiasi. Kokį narkomaną? Kokį narkomaną jam pakišo? Pakišo, žinoma, jiems visiems pakišo, dabar vaidina geručius. Pakišo, pamanykit. Tu visą širdies. O ko tu čia taip strikčioji? Na, matote... Tu žinai, kas aš esu. Aš klausiu tavęs, ar tu žinai, kas aš esu. Klausimas labai paprastas ir reikalaujantis trumpo atsakymo. Taip ar ne? Žiūrėti, kad prie tos mokyklos nebūtų jokios sušiktos įtartinos mašinos ir taip pat įsiaiškinti su moksleiviais, iš kur ateina tie užduodyti saldainiai. O gal tai su sūnum pasikalbėti? Man tai jis aišku nieko nepasakos, bijos, kad aš nepagalvočiau, kad ir jis vartojo ten. Manai man pasakyti? Manau.
Apie mane nieko nepasakojam. Aš tai pas Taraną. Ko pas Taraną? O gal kas nors jo vaiką norėjo nunuodyti? Jėzus Marija, o kam? Nu kaip tai kam, žinaigi banditai, taigi ten jiem kas į galvą šaus, vėl nežino. Aha, tu jau kaip pasakysi. Tėti, gal galų gale paaiškinsi, kas tas Martynas ir iš kuris atsirado? O tu lyg nieko nežinai. Na, girdėjau, teta Nora kažką užsiminė, bet taip nieko konkretaus ir nepapasakojo. Tai gal galų gale tu pats paaiškinsi, kad jau išlindai iš maišo, vis dėlto turi žinoti apie savo brolį. Policija! Ateik čia! Vaikas, dėk! Blin, mūsų vaikas! Tylėk, darykas liepta! Gal Tarano hebra, ką? Ha, tyli, reiškia sutinka. Čia šūdą nešėja. Ką darom, bulvę? Gal neprireiks, juk paprasta strielkė. Tu nejauti paradoksą. Kokią? Strielkė, nu žodžiu, strėlėti. O tu sakai tik paprasta strielkė. Niekam nereikia problemų nei jiems, nei mums. Kiek jūs galite per mūsų kabinetės ir gazdinti? Prieš tai tiedu mokyklos kieme. Kas tiedu? Turbūt irgi mentai. Labiau panašus į banditus. Ką jie jums grasino? Tai kaip jie atrodė, prisistatė kaip prokuratūros darbuotojai? Ne, neprisistatė. Sakė, rankas kojas išsukinės, jeigu nieko nepapasakosi. Andriejus? Žinokit, aš pirmam kurse rašiau lygiai tokį patį referatą. Tokia pat tema. Jūs baigėt Vilniaus universiteto teisės fakultetą? Ne, teisės universitetą. Ir kaip tik buvo tokia pat užduotis. Klausyk, jeigu tu man atsakytum į keletą klausimų, aš galėčiau papasakoti apie tą referatą, ką žinau. Ką? Nežinau. Jurga, nebūk durna, mes net literatūros neturim susirinkusios. Turit reikia priduoti. Gražiau sakiau, kad stok, tai ko bėgai, ką? Kas ir aš nieko nedariau. Tai ko bėgai, ką? Gal jis dinkinas toks? Aš norėjau pasikalbėti tavim. Na ir tau, saldžių sapnų. Jo. Namie. Namie. Kalbėsiu trumpai, kad jūsų akumai nenusėstų. Ir tiesiai. Mums reikia vieną kartą susitarti. Arba